Pokalbis su dienos svečiu. RS2 radio eteryje prasideda pokalbis su dienos svečiu, ir kaip jau nuo ryto anonsuojame mes klausytojams, jog šiandien kalbėsime su sėkmės mokytojų numeris 1 Lietuvoje Algirdu Karaliumi. Labadiena, Algirdai. Labadiena visiems. Na ir laidos pokalbį pradėsiu galbūt nuo Renaro sentencijos, jog jeigu būtų statomi laimės namai, pačią didžiausią patalpą reikėtų skirti laukiamajam. Na ir išties visi norime trokštame tos laimės, tačiau neretai patys ją atitoliname nuo savęs ir tai atsitinka tiesiog iš mūsų nežinojimo ar tiesiog neturėjimo kažkokių įrankių. Šiandien laidoje būtent ir kalbėsime apie tai, kaip patirti daugiau laimės, daugiau džiugesnių akimirkų mūsų gyvenime, tačiau pradėkime gal iš pradžių. Algirdai, paklausiu jūsų, jūs turėjote galimybę mokytis pas pačius The Secret autorius, tad šiek tiek paprašysiu įžangai, kad papasakotumėte apie juos. Taip, pirmiausia buvo perskaitęs knygą The Secret, o dar prieš tai buvo pasižiūrėjęs tokį filmą The Secret, nežinau, paslaptis, gal Lietuvoje daug kas jau skaitė, gal matė tos filmus, ir man atvirai pasakius, labai iš pradžių nepatiko. Nei knyga, nei filmas, nes ten buvo daugiau klausimų, negu atsakymų. Ir man pasirodė per daug paprastai, negu va čia taip galvoja apie kažką ir pritraukė į savo gyvenimą. Tai todėl turėjau įsiaiškinti ir važiavau tiesiai Ameriką pas tos autorius, kurie parašė knygą, filmavosi šitą filmą, tai tenais ir, man atrodo, gavau daugiau atsakymų, negu vien tik iš knygos arba iš filmų. Ir turbūt daugelis klausytojų sutiks su jūsų nuomonė, kad galbūt perskaitė šią knygą ir pažiūrėjo filmą, taip pat iškilo daug klausimų ir dabar jūs remiate savo turbūt patirtimi ir bandote skleisti ją kitiems tą paslaptį, ir ne? Jo, nes aš taip paslaptis aš vadinu, tai yra dalykas, kurį žmogus negali pritaikyti savo gyvenime. Jeigu tu žinai apie kažką, bet bandai taikyti ir tai neduoda rezultatą, tai paslaptis. Tai mes ir pavadinom tos visą seriją seminarų, tai yra The Secret paslaptis arba tikroji The Secret paslaptis. Nes, kiek supratau, daugelis žmonių ir iš knygos, ir iš filmų taip ir nepaaiškėjo, kaip visą tai taikyti. Tai mes dabar nusileidom ant žemės ir žmonėms labai aiškiai pažingsniui aiškinam ir mokinam, kaip pritraukti daugiau gerų dalykų, kaip naudoti traukos dėsnį, kaip sąveikauti tas traukos dėsnis su realiu gyvenimu. Tai apie tai mes jau realiai čia Lietuvoje, kad reikėtų lietuviams į Ameriką važiuoti arba dar į Indiją kur nors, kad čia Lietuvoje galėtume surasti atsakymus. O kaip manote, kodėl The Secret autoriai iki galo neatskleidė šios paslapties, ar galbūt nemokėjo perteikti dėl kažkokių kitokių galbūt mums nežinomų priežasčių? Aš galvoju, kad ko gero svarbiausia priežastis yra komercinė, nes jeigu pasižiūrėtum internete, kiek žmonės ieško tokių temų, pavyzdžiui, kaip juodai dirbti, kaip atiduoti darbui, tai iš tikrųjų bus vienetai, o jeigu paieškotum, kiek žmonių ieško tokių, receptų, nieko nedarau ir viską turiu. Tai iš tikrųjų didžiulis populiarumas yra. Tai The Secret ir atskleidė vieną tik tai puslapiuką, kalbant apie traukos dėsnį ir pateikė tokią versiją, kad žmogui nereikia dirbti, tik galvoti apie gerus dalykus ir pasaulis pats pasirūpins. Bet ir tai iš tikrųjų didžiulis susidomėjimas, daug diskusijų, daug buvo priešininkų, daug šalininkų, bet po to reikėjo parašyti dar daug knygų ir dar seminarų tam, kad dėl to parodyti žmonėms, kaip tai tikrai veikia. Tai aš galvoju, kad tikroji paslaptis ir liko paslaptimi, todėl kad komercinė sėkmė ir buvo susijęs su to, kad žmonėms buvo pateikta tokia ribota versija, kad nieko nedaryk ir viskas bus gerai. Aš galvoju, ir Lietuvoje tas pats. Žmonės, kurie skaitė knygas, kiek mes per seminarus 1000 žmonių praeina, tai daugelis sako taip, skaitėm knygą, nieko neatsimenam iš jos, nieko netaikėm, bet idėja gera. Tai reiškia, tai dabar rodo, kad žmogus yra tinginys ir jam geriau stebuklus tikėti nieko realių gyvenimo. Aišku. Seminare, kuris vyks jau šį vakarą 17 val. Šiaulių arenoje, jūs atskleisite 4 žingsnių laimės pritraukimo technologiją. Tačiau prieš tai paklausiu, vadinasi, mes patys galime pritraukti laimę ir nesąmoningai ją atitolinti? Taip, nes jeigu žiūrėti visus mokymus, tai jam susidėti dvi tokias netolygės dalis. Viena dalis, tai 99% seminarų paremta autoriaus kažkokiai nuomonėm, filosofijom, teorijom ir labai nedaug seminarų, mokymų susijęs su tais įrodymais arba mokslųjų įrodymais pagrįstais tokiais dalykais. Tai šitas seminaras bus mokslų įrodytų tyrimų, kuris buvo padarytas visame pasaulyje, analizuojant laimingus žmonės. Ir paaiškėjo, kad
kaip ir nebūtų tai paradoksalu, kad žmonės laimė dažniausiai susilaukia būtent darbo vietoj arba užsimdami kažkokiu rimtų jaudinančių darbų, o ne poilsiaudami Palangoj, Nydoj. Taigi mes ir geriausiai mitų susijusių su laimė ir parodysim ir išmokysim praktiškai, kaip pakeistos ypatingos būsenos, kuri buvo pavadinta flow, angliškai lietuviškai yra srautas, ir pažingsniui tiesiog kiekvieną žmogų atėjus išmokysim, kaip daugiau išgyventi laimės akimirkų darbe, kaip daugiau išgyventi laimės akimirkų gyvenime, šeimoje. Ir kas yra gera žinia, kad pasirodo, ir tai yra moksliškai įrodytas dalykas, jį galima išmatuoti, pamatyti, kad laimė tai yra įprotis, kurį galima tobulinti, kaip ir bet kurį įgūdį, ir paversti kasdienybę tokiu, kaip foną. Tai reiškia, mūsų tikslas, kad žmonės atėję į seminarą išmatuotų, kaip jie dabar jaučiasi laimingi, atliktų tam tikrus pratimus ir pažiūrėtų, kaip laikui bėgant po seminarų praėjus mėnesį, 2 jų laimės, tos pojūtis gyvenimo kyla. Tai yra pats geriausias efektas, ilgalaikis poveikis. Nes jeigu žmogus sportuoja, jam geriau, taip ir čia. Jeigu daugiau praktikuoja laimę, tai daugiau ir gauna. Tai po šito... Šitas seminaras bus praktiškas labai. Aišku. Ir po šito seminaro, manau, daugelis atėjusių turės netgi pakeisti savo mąstymą, nes mes įpratę galbūt vien galvoti apie atostogas, kad štai ten bus laimė, kažkur tai šiltuose kraštuose lepintis, bet vat jūs, kai sakote, tai daugiausia laimė suteikia darimas mėgiamos veiklos. Jo, tai mes ir pradėsim nuo to, kad sugriausim visus tradicinius požiūrius, reiškia. Pirmas dalykas, kad daugelis žmonių ir Lietuvoje, ir pasaulyje mano, kad laimė yra kažkur išorėje. Vat nusipirkai suknelę, tapai laimingesniu. Gavai geresnį atlyginimą, tapai laimingesniu. Įsimylėjai, tapai laimingesniu. Kitas žodžiu, žmonės ieško laimę išorėje. Mes juos išmokstysim ieškoti viduje. Kai žmonės supras, kad laimė yra ne tai, kas išorėje, tai, kas priklauso nuo jų, čia ir atsiranda geri dalykai. Na, po to parodysim, kad darbę galima liūdėti ir 40 metų liūdėti ir būti nelaimingu darbe, o galima džiaugtis, kaifuoti. Ir vėlgi tai priklauso ne nuo darbo pobūdžio, ne nuo atlyginimo, nuo to, kaip tu dirbi tą darbą. Taip, kad iš tikrųjų keisim požiūrį, tai radikaliai, sakyčiau, bet žmonėms tai patiks, nes darysim tai labai linksmai, lengvai, bet taip užtikrintai, kad visam gyvenimu daugiau nebedrįstų sakyti, kad laimės Lietuvoje nėra, reikia važiuoti į Angliją. Aišku. Na ir po šito seminaro daugelis turbūt pakeis savo nuomonę ir darbuotojai, ir darbdaviai, ir visi bus labiau patenkinti, ir našumas darbo bus geresnis. Tarp kitų, vienas iš didžiausių atradimų, kurie jau padarė dabar Gallup institutas, apklausė 10 milijonų klientų ir jie taip ar kitaip pasakė, kad pririša klientą prie įmonės ne techniniai kažkokie dalykai, ne servisas, ne kaina, ne paslaugų kokybė, tas emocinis ryšys. Ir kai analizavo, nuo kokį tas emocinis ryšys atsirado, todėl klientai tampa fanai, tai pasirodo žmogaus požiūris į darbą, jo santykiai su kolegomis tiesiog įtakoja jo santykius su klientais. Taigi yra įrodyta moksliškai, jog laimingi žmonės gauna didesnius atlyginimus ir laimingi žmonės dažniau ir daugiau atneša pinigus įmonė, nes padaro klientus laimingesnės. Tai iš tikrųjų galima net tokia ekonominį paskaičiavimą padaryti, kad bet kuriai įmonė apsimoka, kad jų darbuotojai būtų daugiau laimingi ir kad jokie tenais vien tik tai motyvaciniai atlyginimų sistemos įdiegimas nepakeičia situaciją. Jeigu žmogus nekenčia darbo, jisai daro blogai, klientas lieka nepatenkintas ir visi pralaimi. Tai mes mokinsim darbdavius, vadovus, sukurti tokias sąlygas, kad žmonės būtų laimingesni, o žmonės treniruosim, kad jie kaifuotų darbo vietoj ir dar norėtų dar padirbėti. Aišku. Ir visai Lietuvai tai bus geriau? Aš galvoju, kad taip, nes mes žinom, kad Lietuvoje dabar našumas nekoks, bus mažesnė negu vakarų Europą, taip pat laikas pakelti našumo ir pirmas dalykas, tai mes turime įteisinti malonumą darbo vietoje, tiesiog teisiškai. Jeigu žmogus gauna malonumą, turi būti kažkas turbūt daroma. Sąlygos turbūt keičiamos, žmogus turi būti treniruos arba turi būti išvarytas laukti, nes darbas turi būti atliektas sąžiningai ir su malonumu. Teisingai. Teisingai ir turbūt bendrą atmosferą pakeisti, ar ne? Žinoma, į teigiamą pusę. Taip. O dabar pakvieskime ir pasakykime, kamgi skirtas šis seminaras. Na, man yra 2 tokie seminarai. Vienas bus trumpas, mes po Lietuvą važiuojam, čia bus Šiauliuose, po to bus Kaune, Klaipėdoje. Tai šitas seminaras 4 valandų skirtas visiems, kas nori daugiau laimės turėti.
tai yra ir namų šeimininkė, ir studentas, ir vadovas, ir verslininkas. Visi norim laimės, teisingai, tik nieks mus nemokina, nei vaikystė, niekur tos laimės, kaip jau padidinti, tai darom kažkaip chaotiškai. Tai mes mokinsim moksliškai pagrįstais metodais, kaip tap laimingesniais. O jau savaitgalį labai gražioj sodyboj, kviečiam visus su šeimomis, su vaikais, kalbėsim apie svarbiausią gyvenimo dalyką, tai yra ką? Balansą. Nes mes žinom, kad yra sėkmingų verslininkų, bet jie nesėkmingi šeimos nariai. Teisingai būna žmogus turtingas, bet neturi sveikatos. Arba žmogus turi pinigų, neturi laiko. Ir tai yra tas pats, vairuoti automobilį, kur nesubalansuoti ratai. Tai savaitgalis bus paskelbtas visoje Lietuvoje tokiu subalansavimu savaitgaliu. Ir ten kviesim visus žmonės, kurie norėtų šeimoje, asmeniniame gyvenime darbe, nešti daugiau balanso. Pritraukti daugiau ir sveikatos, ir džiaugsmo, ir laimės, ir santykiuose daugiau kaifo, netgi ir sekse. Mokinsim, kaip sekse gauti maksimum per trumpiausią laiką. Padarysim tokį lietuvių seksą, tokį efektyvesnį, kad būtų daugiau vaikų ir daugiau džiaugsmo. O sakykit, ar įmanoma pasiekti, dažnai mes įpratę sakyti, jeigu turime pasisekimą vienoje srityje, tarkim darbe, karjeroje, tai jūs, kaip minėjote, nebūna pasisekimo asmeninėme gyvenime ar kažkur kitur, dažnai tenka aukoti vieną ar kitą pusę. Ar įmanoma tos laimės pasiekti visur? Aš galvoju, ne tik įmanoma, bet būtina, nes šiaip mūsų tradicinė visuomenė požiūris yra arba. Arba tu sportininkas, arba tu esi nesportininkas. Arba tu esi darboholikas, arba lauki iš darbo. Bet visi tyrimai paskutiniu metu daromi, Amerikoje, net testai daromi, nepriims jokio žmogaus į darbą, jeigu jisai pagal testus yra darboholikas. Nes darboholikas tai yra žmogus, kuris ilgai sėdi darbe ir dirba prastai. Žmogus turi turėti šeimininį gyvenimą, turi būti laimingas gyvenimą, tada ir darbe geriau sekasi. Taigi balansas tai yra tampa kaip standartas. Ir daugiau verslininkų visame pasaulyje ir žmonių stengiasi keliauti, stengiasi sportuoti, stengiasi, tokį platesnį gyvenimą. Nes ta visa specializacija, tas arba jau seniai, žinokit, yra, Bet Lietuvoje, manau, daugelis dar vienai priimtų darboholikus. Ir turėtų galvos skausmą. Todėl tai dar kartą turiu pasakyti, kad darboholikas žmogus, kuris dirba ilgai, nieko daugiau nemato, tai reiškia dirba neefektyviai. Vidutiniškai darboholiko palyginus su efektyviai dirbančių žmogaus skirtumas 6, 8 kartus ir 12 kartų. Kas žmogus sėdi, žiūri į kompą, kam skaičiuoja. Kitaip tariant, turbūt sausas žmogus, perkeltinė prasme sakant, ar ne? Tarp kabučių turbūt. Taip. Ir kas iš to, kad jisai turi daug stresų šeimoje, po to ateina į darbą, tą patį stresą išlieja, darbę turi stresų išlieja namuose, nieks iš to gero neišėja. Ir mes žinom, kad yra daug neturtingų ir nelaimingų. Žymiai mažiau neturtingų ir laimingų, neturtingų ir laimingų, tai mes treniruosimės kaip tapti ir turtingesniai šiek tiek laimingesniai. Aišku. Kol kas, Algirdai, padėkosiu už jūsų pokalbį, kviečiu pasiklausyti muzikos, po kurios grįšime į eterį ir tęsime šios dienos pašnekesį. Pokalbis su dienos svečiu. RS2 radio eterėje toliau vyksta pokalbių laida, pokalbis su dienos svečiu. Ir dar kartelį visiems primenu, šios dienos mūsų pašnekovas, sėkmės mokytojas numeris 1 Lietuvoje, Algirdas Karalius. Ir jau pradžioje laidos mes jau užsiminėme taip pat apie savaitgalį vykstantį pirmą kartą Lietuvoje transformacinį jūsų 2 dienų seminarą. Paminėta transformacinis, paklausiu, kas tai? Jeigu žiūrėti į tokį klasifikaciją visų mokymų, tai jie yra tokių 4 rūšių. Pirma rūšis seminarų, tai būna informaciniai, taip? Kai ateina žmonės, kažkokios gauti informacijos. Pavyzdžiui, apie tai, kaip pasikeitė mokesčių inspekcija. Po tokių seminarų yra labai naudingi, bet gyvenimas labai smarkiai nepasikeičia, taip? Kitas tipas seminarų tai yra įgūdžių formavimo seminaras, kai formuojami kažkokie tai įgūdžiai, žmonės treniruojasi. Ir pavyzdžiui, 4 valandų seminaras, tai bus būtent įgūdžių formavimo, mes žingsnis po žingsnį treniruosim žmonės. Taip. Trečias tipas yra motyvaciniai seminarai. Mes, pavyzdžiui, turėjom didžiulį seminarą apie 2000 žmonių Litexo parodų rūmuose, kur mes
mūsų tik buvo užmotyvuoti žmonės, kažkaip duoti energijos tokį pliūpsnį. O transformacinis tai yra 4 tipo seminarai, kurių tikslas pakeisti realiai žmonių gyvenimus arba sukurti tokias sąlygas, kuriuose jiems bus lengviau priimti sprendimus, padaryti konkrečius veiksmus. Taigi, 2 dienų savaitgalis tai yra būtent transformacinis. Mes padarysim iš savo pusės viską, kad žmogui padėti transformuoti savo gyvenimą, įvesti tam tikrus pokyčius, todėl kviečiam šeimos narius, nes tai yra susiję dalykai, žmogui labai sunku savo gyvenimą pakeisti, jeigu be šeimos narių palaikymo. Taigi 2 dienos tikrai pakeis gyvenimą ir aišku, žinom ir tikimės, kad pakeis į gerą pusę, daugiau balansai, nežinau. Ir turbūt tegul klausytojas neįsivaizduoja, jog tai bus kažkokia tai burtų lazdelė, kuri viską padarys už juos, tačiau tai, manau, yra puikus įrankis, ar ne? Jo, be abejo, mūsų tikslas suteikti visus instrumentus, sukurti sąlygą, žinot, žmogui ištraukti iš tos rutinos, paskatinti, susimastyti, pasitarti, priimti sprendimus. Bet be žmogaus norų nieks jo, aišku, neprivers, ypač būti laimingu. Tai todėl aš galvoju, kad viskas prasidės ir baigsis to, kad mes sakysim, kad žmogus gali prisimti atsakomybę ir turi prisimti atsakomybę. Ir laimė ypač tikrai nepriklauso nei nuo Lietuvos Respublikos įstatymų, nei nuo oro, o tik nuo žmogaus paties. Ir jau vien tai raginsite turbūt kitaip pradėti mąstyti, nes nuo mūsų mąstymo turbūt viskas ir prasideda. Jo, vienareikšmiškai, nes daugelis žmonių klausia, o kaip mintis gali keisti pasaulį. Traukos dėsnis sako, kad tai, apie ką tu galvoji, tai tu įtrauki į savo gyvenimą. Kaip tai gali būti? Mintis atrodo nemateriali, ko čia materialūs dalykai, kaip tu gali pritraukti savo gyvenimą daugiau pinigų, laimės, džiaugsmo. O iš principo viskas yra paprasta, nes mes gyvenam tokiam 2 pasauliuose. Vienas yra išorinis, o kitas yra vidinis. Taip, ir nesvarbu, kas vyksta išorėje, ar tenais daug galimybių pasidžiaugti, bet tai, ką mūsų laimė priklauso nuo mūsų vidinio pasaulio. Vidinį pasaulį mes formuojam būtent šių pagalbą. Mes, jeigu koncentruojam dėmesį į teigiamus dalykus, tai tame vidinėme pasaulyje matom teigiamus dalykus ir sukuriam tokį vidinį teigiamą pasaulį, o mintis tiesiogiai įtakoja mūsų jausmus. Tiesiogiai negali būti žmogus nieko pajausti, jeigu jisai prieš tai nieko nemato. Tai iš pradžių išmokstam kontroliuoti mintis, koncentruotis, fokusuotis į teigiamus dalykus, į sprendimus, į galimybės ir norom atsiranda geresnė nuotaika, atsiranda daugiau laimės ir šiandien be abejo atsiranda kiti veiksmai, nes kai žmogus žiūri galimybėm akis, nori dirbti, nori įveikti. Taigi iš tikrųjų pati mintis kaip tokia jinai neįtakoja pasaulio, tačiau per grandinėlę mintis, emocijos ir veiksmai mes tikrai galim stebuklus padaryti, arba pritraukti gerus dalykus, arba blogus. Tai tuo būtų galima turbūt ir paaiškinti, kad dažnai savo gyvenime pritraukiame tai, ko nenorime, tai tiesiog galvojame dažniau apie neigiamus dalykus. Taip. Ir mūsų skatina čia tie vadinami trigeriai arba išoriniai dirgikliai. Pavyzdžiui, labai daug klaidų yra negatyvių, aš šneka apie blogus dalykus. Norom, tu užsikrauni tą negatyvę tokią informaciją, negatyvę energiją, norom, ką pradedi traukti. Tai žmogus, kuris yra pats liūdnas, prieina ką, tik tai liūdni žmonės. Teisingai. O laimingas žmogus, kaip taisyklė, nutraukia laimingus žmonės. Taigi čia iš tikrųjų yra moksliškai įrodytas faktas, kad laimingi žmonės dažniau mato galimybės, dažniau jiem pasinaudoja ir tokiu būdu pritraukia daugiau dalykų. Taigi tas The Secret nėra jokia mistika, tai yra realūs fiziniai dėsniai ir psichologiniai dėsniai, kuriuos tik reikia išmokti valdyti. Bet dėja, nei mokykloje, nei kažkur kitur mūsų to nemokina. Taigi vieniems išeina, arba mums kartais išeina, kartais neišeina. Tai mūsų tikslas duoti žmogui instrukciją. Žinot, kaip prie gero kompiuterio yra gera instrukcija, taip ir čia. Darai žingsnius pagal instrukciją, gauni rezultatus, kurios turi gauti. Aišku. Skelbiama apie vieno sėkmingiausių futbolininkų Cristiano Ronaldo paslaptį. Kokie jį paklausiu? Jo, iš tikrųjų, kai analizavo, pavyzdžiui, kas skiria čempionus nuo kitų pusiau čempionų. Pavyzdžiui, yra daug kitų futbolistų, talentingų, kurie tik pat treniruojasi, kur yra ta paslaptis. Ir mes matėm, vakar buvo čempionatas anglai ir italai. Atrodo, ir tie geri, visi sportininkai, visi turi patirties. O paskutinė minutė, kai tenais, kaip jie sako, laimė lemia,
viską nieko panašaus, lemia kas? Lemia psichologinis pasiruošimas. Ir mes matėm, du geri futbolistai visiškai nepataikė vartus, todėl nebuvo flow būsenoj. Nes tyrimai rodo, kad flow būsena tai yra tai, kas nuolatos, nesąmonė, Ronaldo, Ronaldinį, Pelé ir kiti geri futbolistai, krepšininkai, patos naudoja pasiekti gerų rezultatų. Tu negali pataikyti vartus, jeigu nebūsi flow būsena. Tu negali gyvenime turėti gerų rezultatų, jeigu neišmoksi to tą. Ir paaiškėjo, kad tarp skirtumas yra ne fizinis pasiruošimas, geriau pasiruošusi fiziškai, ne techninis paruošimas, nors tai yra svarbu, bet lengvas dalykas flow būsena. Kiek žmogus psichologiškai gali įkristi tą būseną, kurį leidžia maksimaliai potencialų panaudoti. Tai Ronaldinį, Ronaldo ir kitų futbolistų ir sportininkų paslaptis yra iš principo moksliškai jau atskleista. Taigi dabar visame pasaulio daugiau dėmesio skiria kam? Psichologiniam paruošimui. Žinom, lietuviai, fantastiškai paruošti, o finale kažkaip, labai dažnai, ypač paskutinį metu. Palūžtame tiesiog. Palūžta jau, psichologiškai. Aišku. O sakykit, ar traukos dėsnis vienodai veikia vyrus, moterius, vaikus, tarkim, skirtingų profesijų atstovus? Jo, man žinokit, paskutinį metu kažkaip aš pasimėjau, kad aplamai viskas yra unisex. Tai vyksta visiems vienodai. Vyrams, moteriams, vaikams, menedžeriams, verslininkams. Lygtais visi jie būtų vienodai mąstantis, visiškai nieko panašaus. Vyrų smegenys labai skiriasi ir fiziologinė prasme, ir kitom prasme nuo moterų. Tai reiškia geriau, daugiau kitokios smegenys. Tai reiškia ir minčių, ir emocijų, visi tie dalykai yra skiriasi. Ir yra daug niuansų, kuriuos mes turim suprasti. Tai pažvyras ir žmona bažnai supranta. Todėl, kad yra skirtumai. Tai mes treniruosimės, kaip pirmiausiai suprasti kitos lyties atstovą, pasižiūrėsim, kur skiriasi, pavyzdžiui, kiek stato tikslus, kaip veikia traukos dėsnis vaikų atžvilgių, paauglių atžvilgių, kodėl verslininkai mąsto kitaip ir kodėl verslininkas visai kitus dalykus pritraukia, kodėl žmonės, norėdami daryti verslą, bet nežinodami tų subtilybių verslininkų, pritraukia daugiau problemų negu pinigų. Tai mes tikrai kalbėsim šiek tiek labai detaliai apie skirtumus, nes tai, kas tinka vyrui, netinka moteriai. Tai, kas tinka verslininkų, visiškai netinka specialistų. Jų yra skirtingos vertybės, skirtingas mąstymas, skirtinga fiziologija netgi, skirtingos nervų ląstelės daugiau yra aktyvuotos, taigi čia iš principo skirtingi dalykai. Tai mes to dalyką pirmą kartą atskleisim. Ir tai bus lengviau susišnekėti ir lengviau bus pritaikyti. Tai tos 2 dienos bus gana skirtas specifika, kaip jį ne tik tai atskirti, ką daryti, bet Na ir žinodami tuos skirtumus, turbūt tikrai išvengsime begalės problemų tiek darbe, tiek šeimoje, nes mes įpratę norime matyti, kad ir kiti taip pat mąstytų kaip ir mes. Taip. Netgi pykstame, jeigu kitas skirtingai mąsto. Jo, ir kas gerai, kad mes kalbėsime, bet tai labai per humoro tokį, per bairus, kaip sakoma, taigi tie skirtumai įgaus tokį, tokį patrauklumą. Mes nepyksim ant kitų, kad tai kitokie, kaip tik pamatysim jų pliusus ir savo pliusus ir bandysim pasiekti tokį vadinamą sinerginį efektą, kaip skirtingi žmonės gali pasiekti ypatingų metų šeimoje ir darbe. Tai va tikrai kalbėsim labai juokingai. Vaikus bus moteris ir vaikus išvarysim, nes man bus paslaptys, kalbėsim apie neuroseksą, apie chemiją, kuri vyksta tenais pas vyrus ir moteris. Atskleisim paslaptį, kodėl meilė greitai vyksta, kodėl vyrams norisi sekso, moteriams meilės ir kalbėsim daug apie kitų moksliškai įrodytus dalykus, kurie turi praktinį pritaikymą. Tai ateinantį savaitgalį vykstantis seminaras skirtas, supratau, visiems šeimos nariams, kai vyrai, moteris, jiems skirtomis temomis bus dėstoma, intimiomis temomis pavadinkim, su vaikais bus užsiimama kažkur kitur, ar ne? Taip, jo vaikus atskirai, ten bus kas užsiim, po to bus sesija vyrams atskirai, mes kai ką apie moteris pasakysim ir norėsim, kad moteris to nežinotų, o po to moterims atskirai pasakysim kai apie vyrus, taigi iš tikrųjų bus daug paslapčių. Ir seminaras vadinasi, tikroji visi kaip paslaptys, mokėjimas valdyti tą paslaptį, nes negalime viską atskleisti. Kaip ir kiekviena moteris turi turėti savo paslaptį, taip ir vyras turi teisę turėti savo paslaptį. Taigi mes labai visi paslaptingi visą savaitę. O ten, kadangi dar bus geras oras, tad mes užsakėm
ir gera aplinka, tai bus geras būdas ir pabendrauti ir kažkaip gerai praleis laiką. Nu, o smulkiai... Aš šis nežinau, ar yra dar kažkokia alternatyva savaitgaliui kaip šitą seminarą. Bet kurį šašlykai, bet nepartinės stovėtės to efektų, kurį mes žadam ir tikrai vykdysim, mes daug žadam, bet padarom irgi labai daug. Per šį savaitgalį kaip niekas gaus žmonės užtaisą tokį visam likusiam gyvenimui. Nu, o dabar mūsų klausytojams turbūt kilo klausimas, kur ir kada vyks šis seminaras, kaip į jį patekti. Tai aš priminsiu, jog jūs galite įeiti į internetinį puslapį www.savigdosmokykla.lt ir galite taip pat užsiregistruoti į savaitgalį ir jau šį vakarą vykstantį seminarą ir rasti visą išsame informaciją. Na ir pabaigai, Algirdai, dar paprašysiu jūsų palinkėjimo Rezų radijo klausytojams. Ką aš noriu palinkėti visiems, kas mūsų klauso. Na, pirmiausia, aš galvoju, kad mes turime atsiminti, kad gyvenimas labai trumpas. Teisingai, ir bėgėsi labai greitai. Neseniai užvakar turėjau galimybę, tokią laimingą minutę, turėjau galimybę pašnekėti su žmogum, kuris gyvena kaime, jam 99 metai. Ir aš klausiu, kaip 99 metai. Jis sako, praėjau kaip viena diena. Klausiau jo, ar jis laimingas yra? Labai. Ir kas yra svarbiausia paklausė? Jis sakė, būti laimingus. Svarbu nugyventi taip laimingai. Tai aš galvoju, kad jeigu žmogus vienas, jau 16 metų gyvena vienkiemį, kiekvieną rytą atsibunda, sugeba džiaugtis gyvenimu, tai mums, kurie turi šeimas, turi verslus, turi darbas, tai daug galimybių, jau mums nesidžiaugti yra nuodėmė. Tai aš linkiu mums visiems prisiminti, kad gyvenimas per trumpas, kad būti blogas. Dažniau linkiu būti čia ir dabar, kaifuoti, džiaugtis, stebėti, kaip saulė šviečia, daugiau šypsotis, dažniau viens kitą apginti, daugiau mylėtis, daugiau vaikų užauginti, ir išvis būti laimingais. O toks man palinkėjimas. Ačiū, Algirdai, už tikrai įdomų pokalbį ir priminsiu visiems klausytojams. Šiandien dienos svečio laidoje mes kalbėjome su sėkmės mokytojų numeris 1 Lietuvoje Algirdu Karaliumi. Ir būtinai atvykite jau šį vakarą 17 val. Į Šiaulių areną pasiklausyti sėkmės mokytojo seminaro. Ačiū, Algirdai. Iki. Viso gero visi.